Labas rytas, visi tokios šventinės nuotaikos, gerai nusiteikę, gal truputėlį pavalgę, bet vis tiek turim pasikalbėti, būtinai turim šiandien pasikalbėti apie nejautrumą. Tokį dalyką, kuris yra ištikęs šiek tiek mus visus dėl didžiulio informacinio srauto, didžiulio iš visų pusių informacinio srauto. Žmogus yra taip sutvertas, kad jis sutvertas iš informacijos pasidaryti jausmą arba iš jausmo daryti informaciją. Būtinai taip yra, tada tveriasi mūsų fizinis gyvenimas. Taip mes jį tveriam. Tokie jau taip mes sutverti ir to niekada nepakeisi. Jeigu pakeisi, tai jau bus nebe žmogus. Ir vat dabar šitoj visoj, sakyčiau, drįstu pasakyti suirutei. Labai daug informacijos ir mūsų smegenys, kadangi jos turi ją perdorot, paversti jausmą, mes nebesuspėjam, mes nebesuprantam. Užpuola baimė, nerimas. Ir žmogus tampa truputį iš išorės atrodo pasimetęs, išsigandęs. Ir jį labai lengva yra pažeisti. Arba į kažką stumtelt. Jis tarsi savyje nebesijaučia saugiai. Vat tai yra negerai. Taip neturi būti. Žmogus turi jausti, kame jis yra, kas persidirba dabar jo smegenyse. Na, imkim pavyzdį, paprastą pavyzdį, ar ne? Priėjau ir blikčioja reklama. Nu, pirkite ten kėdutes kokias nors, ar ne? Ir aš stoviu ir mane tarsi, reikia pažiūrėti, kodėl čia blikčioja, gal už tų durų ten kažkas yra. Ir aš net nesuprantu, kad tai tik apie kėdutes, kurių man nereikia. Aš blikčiojimas man kažką sukelia ir aš nežinau ką. Turim atgal grįžti į save, visą dėmesį sutelkti į save. Ar mane blikčiojimas kažkaip nuteikė, ar aš truputį išsigandau, ar aš noriu kažkokio tai saugumo nuo blikčiojimo. Kas manyje atsitiko? Ateities žmogus yra intuicijos žmogus. Intuicija randasi iš kame aš esu, kai visas dėmesys yra į mane, ne į mano kažkokius žinojimus, ne į informaciją, o į mane, kaip aš jaučiuosi. Tai yra pagrindas. Jeigu aš jaučiuosi gerai, tai man ir informacijos nereikia. Aš žinau, ką aš galvoju, aš gerai jaučiuosi. O jeigu aš esu pasimetęs ir ieškau informacijoje, kaip man išsigelbėti, tai yra bėda. Nes informacija dabar iš tikrųjų yra labai paviršutiniška. Ir kai ten kažkas tai pasako, dažnai girdžiu čia mokslininkų įrodyta arba nustatyta. Kokių mokslininkų, kada įrodyta, kas ten nustatinėjo, kiek laiko ant to buvo, tokios informacijos nebėra. Ir reiškia, mano smegenys turi visą šitą apdorot pačios. Jos pačios turi nusistatyti, ar tai yra tiesa. Tai kol aš knysiuos ir rausiuos visame kame arba toj naršykliai, čia praeis aibė laiko ir aš išeikvosiu labai daug energijos, kurios gal dėl šito menko dalykėlio net neverta gaišti laiko, ar ne, ir to labiau energijos. Tai geriausias dalykas, arčiausias dalykas yra intuicija. Kaip aš tame jaučiuosi. Intuityviai. Kaip čia yra? Ir intuicija niekada neapgauna. Net jeigu jūsų protas sako, o dažniausiai tai yra ego, ar ne? Kad, oi, kaip čia įdomu, greitai bėkim į šitą, čia bus labai faina. Aš turiu vis dėlto sustoti.
sustoti ir pasižiūrėti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ar aš apsimetinėjau pats prieš save jau? O gal čia yra dar kažkas aplinkui, prieš ką aš apsimetinėjau? Ir kaip čia yra iš tikrųjų? Ką aš ten sukaupiu? Kodėl aš vakare, grįžęs į namus arba į šeimą, arba į savo tylius jaukius namus, esu suirzęs, pradedu sirgti kažkokiam neaiškiam ligom, yra nerimas, prastai miegu, pradedu persivalgyti. Visa tai rodo mano nesuvoktą vidinę būseną. Kas yra labai svarbu, kas yra gerokai svarbiau už bet kokius mano žinojimus ir pasirodymus prieš kitus, kiek aš daug žinau. Mes darysim po naujų metų šviesos gyduolius. Šviesos gyduoliai yra truputį, netruputį, visiškai naujas būdas save pažinti per dalinę hipnozę, įeiti savo vidų ir pamatyti, kaip yra iš tikrųjų. Pats žmogus ne visada viską atsimena po to. Yra šalia metraštininkas, kuris viską užrašo. Yra vedlys, kuris veda per visą šitą, pakankamai saugu. Aišku, nėra, kad labai ten jau šviesu ir smagu, bet bent jau tikra. Tai linkiu visiems, va dabar, kai turi daugiau to laisvo laiko, nesišvaistyti tarp tų ale žiburėlių, o tiesiog pasižiūrėti, kaip aš iš tikrųjų, kodėl man tų žiburėlių reikia. Kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ir ne aplinką kaltinti, o tiesiog pažiūrėti į save, susitelkti į save. Viską padaryti su savimi. Tai šį kartą tiek, kalbėsimės dar kitą kartą.